Balandžio 15-21 dienos savaitės horoskopas. Energinga savaitė jūsų pokyčiams. Tai laikas, kai galite suspėti įšokti, kad ir į paskutinį reikiamą kryptimi judančio traukinio vagoną. Pravers jūsų išmintis ir greita reakcija. Tai aktualu jau savaitės pradžioje. Savaitės vidurys, mėnuliui judant Liūto ženklu, organizaciniams darbams, o ketvirtadienį Uranui susijungus su Jupiteriu tame pačiame Jaučio ženklo laipsnyje, bei esant artimai pozicijai su Selena, galimi netikėtumai darbuose. Kai kas jų įtakoje gali ryžtis kardinaliems karjeros pokyčiams. Penktadienis palankus dalykiniams susitikimams, deryboms. Saulei perėjus į Jaučio ženklą, savaitgalį norėsis gražinti savo aplinką. Puikus metas ir mėgstantiems sodo daržo darbus. Šiomis dienomis kuo daugiau laiko praleiskite gryname ore. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po Avino ženklu. Aktyvi, energinga savaitė. Saulei, Merkurijui, Venerai kylančiam mazgui ir Chironui viešinti jūsų ženkle, tai metas, kaip jums tiktų posakis, kada, jei ne dabar. Tačiau savaitės pradžioje jūsų ženkle esant artimai Chirono ir retrogradinio Merkurijaus pozicijai, būkite atidūs prisimdami naujus įsipareigojimus. Tai dienos, kai palankiau būtų pabaiginėti tai, ką jau esate pradėję. Ar tai būtų jūsų projektas, ar sprendžiami materialaus gerbūvio klausimai. Savaitės viduryje mėnuliui judant Liūto ženklu, laikas idėjų pateikimui bei pristatymui. Kartu tai jums ypatingas laikas draugystės ir meilės kūrimui, jausmų auginimui. O ketvirtadienis Uranui susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle palankus darbui naujoje vietoje, jo pradžiai. Pajutę po gimtadienio stiprų naujos energijos impulsą, svarbiausius darbus stenkitės nudirbti iki pat balandžio 19, kol dar Saulė keliauja jūsų ženklu. Saulė perėjus iš jūsų Jaučio ženklą, jau balandžio 20 koncentruokitės į materialaus pagrindo stiprinimą. Sekmadienis šaunus šeimos šventėms, artimųjų susitikimams, palankus ir kai kam planuojantiems šeimos kūrimą. Daug laimės akimirkų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Svarbioms permainoms palanki savaitė. Jos dienomis, esant jūsų ženkle artimoje pozicijoje Jupiteriui, Uranui ir Selenai, tai ypatingas laikas, kai galite kardinaliai keisti savo laivo kursą ir pasukti nauja kryptimi. Jau savaitės pradžioje, esant artimai Urano ir Selenos pozicijai, kai kam galimi netikėtumai veikloje, gali išaiškėti netikėtos žinios, paaiškėti buvę neaiškios situacijos. Savaitės viduryje, mėnuliui judant Liūto ženklu, tinkamas laikas norintiems pristatyti kilusias idėjas bei sumanymus. O ketvirtadienį, balandžio 18, Uranui susijungus su Jupiteriu tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje, laikas planuojantiems darbo ir karjeros pokyčius. Kai kas ryšis imtis kažko visai naujo. Dar kai kam šis laikas tiktų gyvenamos vietos pokyčiams. Penktadienį atidžiai spręskite finansinius klausimus, ieškokite naujų galimybių bei papildomų finansinių šaltinių. Jums ypač palankus laikas po balandžio 20, jūsų ženklų jau keliaujant Saulei. Tad šis savaitgalis buitinių klausimų sprendimui, statybų remonto darbams,
šaunus mėgstantiems pasidarbuoti gryname ore sode. Šaunių pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklų. Susitikimo savaitė. Gyvenimas, kaip ir pavasarinis oras, šios savaitės dienomis gali pateikti netikėtumų bei siurprizų. Jos dienomis, nusileidusiam mazgui judant svarstyklių ženklu, galite dažniau sutikti seniai matytus draugus, bičiulius, buvusius bendradarbius. Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. Antradienis ir trečiadienis Saulei ir Merkurijui bei Venerai keliaujant Avino ženklu pasižymės stipria energija, dideliu aktyvumu. Panaudokite tai svarbiausiems jūsų tikslams. Ketvirtadienį Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle tinkamas laikas ieškantiems naujų galimybių. Jis palankus darbo pokalbiams, deryboms, o kai kam ir darbo naujoje vietoje pradžiai. Mėnuliui judant Liūto ženklu namuose kuo daugiau savo dėmesio skirkite tiek vaikams, tiek ir mylimam žmogui. Penktadienį kurkite, stiprinkite materialų pagrindą, spręskite buitinius reikalus. Saulei perėjus į Jaučio ženklą ir šeštadienis pasižymės sode darbų gausa, o sekmadienį skirkite aktyviam, kūrybingam šeimos poilsiui. Diena puikiai kultūriniams renginiams, sporto varžyboms, smagioms laisvalaikio pramogoms. Įdomios, turiningos jums savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė, kai reikėtų reaguoti į situacijas išsyk, kaip užkaitus pieną nepalikti jo be priežiūros, būti atidiems ir dėmesingiems, sprendimų ilgesnių stalčių neatidėlioti. Jos dienomis Saulei, Merkurijui, Venerai ir Chironui judant Avino ženklu sektųsi, jei būsite ryžtingi, išsyk reaguosite besikeičiančias situacijas. Savaitės pradžioje mėnuliui judant jūsų ženklu stiprės emocijos ir jausmai. Laikas palankus gražių tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui. Savaitės vidurys mėnuliui judant jau Liūto ženklu tiktų lyderystei, organizaciniams darbams, o ketvirtadienis Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle gali kai kuriuos nustebinti netikėtomis naujienomis bei pokyčiais darbuose. Jų pasekoje kai kam kils noras pasiieškoti naujų įdomesnės veiklos pasiūlymų. Penktadienį pravers jūsų kantrybė, gebėjimas kaip iš atskirų dėlionės dalelių susidėti pilną esamų situacijų paveikslą. Saulei perėjus į Jaučio ženklą, jau šeštadienis tiktų namų ir jų aplinkos pertvarkai, naujų interjero idėjų realizacijai, o sekmadienis šaunus mėgstantiems daugiau laiko praleisti gamtoje. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Veržli kaip kalnų upės savaitė. Jos dienos iki pat balandžio 10 Saulei, Merkurijui ir Venerai keliaujant Avino ženklu pasižymės stipria energija bei ryžtingumu. Jos palankios siekiantiems ir pergalių sporte, mėgstantiems aktyvią fizinę veiklą. Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. Mėnuliui atkeliavus į jūsų ženklą trečiadienis ir ketvirtadienis pasižymės romantiškomis nuotaikomis. Dienos palankios jūsų organizaciniams darbams, tiktų projektų pristatymui, idėjų pateikimui. Beje, Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle, ketvirtadienis palankus ir norintiems palypėti aukštesniu karjeros laipteliu, darbo pokalbiams bei deryboms.
Penktadienį tvarkantiems dokumentus ir planuojantiems sutarčių pasirašymą patarimas. Tegu pro jūsų žvilgsnį neprasprūsta sutartyse ir smulkiu šriftu pažymėtos detalės, sąlygos bei smulkmenos. Juk kartais ir mažas grumstas gali didelį vežimą išversti. Saulei perėjus į Jaučio ženklą, šeštadienis jums naujų galimybių paieškoms, tiktų persikraustymui į naują gyvenamą vietą, o sekmadienį skirkite daugiau laiko aktyviam poilsiui, diena šauni sportui, pasivaikščiojimams gamtoje. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po mergelės ženklu. Šios savaitės dienos pasižymės pavasariniu impulsyvumu, įvykių kaita, netikėtomis žiniomis. Jos dienomis nuveikti galėsite ypač daug. Jaučio ženklu keliaujant Jupiteriui, Uranui ir Selenai, tai metas, kai įdėjus daugiau pastangų, galite pasiekti ryškių ir ženklių rezultatų. Savaitės pradžioje Mėnuliui judant Vėžio ženklu norėsis daugiau dėmesio skirti ne tik darbams, bet ir artimiesiems. Trečiadienis gali suteikti progų naujomis idėjomis sužibėti darbe, o ketvirtadienį Uranui susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle palankus laikas ieškantiems pagrindinių bei papildomų darbų pasiūlymų. Penktadienis palankus dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams bei deryboms. Saulei įžengus į Jaučio ženklą, šeštadienis tiktų buitiniams darbams, o taip pat palankus ieškantiems nekilnojamo turto pasiūlymų. Sekmadienį pasidžiaukite pavasarį gamtoje, diena šauni iškyloms, aktyviam poilsiui, šaunių pasiekimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė, kurios dienoms tiktų posakis, trūktų žvaigždžių vėl iš pradžių. Saulei, Venerai, Merkurijui ir Chironui judant jums opozicinių ženklų, gyvenimas gali sugrąžinti jums buvusias situacijas, anksčiau iki galo neišspręstas užduotis ar problemas. Tokia gali būti jau šios savaitės pradžia. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Liūto ženklu daugiau dėmesio norėsi skirti ne tik darbams, bet ir mažiesiems šeimos nariams. O ketvirtadienį esant artimai Urano ir Jupiterio pozicijai, gyvenimas gali pateikti netikėtų siurprizų veikloje bei darbuose. Kai kas po jų ryšis naujo darbo paieškoms. Kažkam netikėtai gali atsiverti naujos galimybės. Penktadienis jums dokumentų ir sąskaitų tvarkymui, o šeštadienį Saulė judant nebe jums opoziciniu avino, o jau Jaučio ženklu, situacijas matysite aiškiau, pajusite stiprų pavasarinės energijos antplūdį. Panaudokite ją svarbiausiems savo šeimos reikalams. Sekmadienis puikus draugų susitikimams, maloniam bendravimui. Džiugios jums šios savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Vidinių atradimų savaitė. Jos dienomis stebėdami besikeičiančias situacijas, netikėtus įvykius, dažniau norėsis gilintis į reiškinių priežastis, vertybės, įsiklausyti ir ką pataria jums jūsų intuicija. Tam palanki Mėnuliui judant Vėžio ženklu jums jau savaitės pradžia. Svarbiausius savaitės darbus planuokite trečiadienį ir ketvirtadienį, kol dar Saulė su Venera ir Merkurijumi keliauja Avino ženklu. Penktadienį vakare Saulė įžengus jums opozicinį Jaučio ženklą, neapsikraukite per dideliu darbų krūviu, jį tinkamai paskirstykite, dažniau darbus derinkite su aktyviu poilsiu. Ypač didesnį dėmesį reikėtų buitiniams ir darbiniams reikalams. Šeštadienį ypač didesnį dėmesį reikėtų skirti buitiniams ir darbiniams reikalams. Diena tiktų norintiems gražinti namus, nepervargstant pasidarbuoti sode ar darže. O sekmadienį skirkite džiugiam atokvėpiui,
Pasidžiaukite buvimu su mylimais žmonėmis kartu. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Įdomi savaitė. Jos dienomis Saulei, Venerai ir Merkurijui judant Avino ženklu, būdami greiti ir aktyvūs, galėsite nuveikti ypač daug. Savaitės pradžioje svarbi bus ne tik logika, bet ir jausmai. Tai metas, kai net ir dideliame gyvenimo tempe reikėtų akimirkai stabtelėti, kad suvoktumėte, kas jums gyvenime yra svarbiausia, kuria kryptimi norėsite judėti toliau. Savaitės vidurys Mėnuliui judant Liūto ženklu palankus idėjų pateikimui, naujiems sumanymams, projektų pristatymui. Ketvirtadienį Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle ir esant artimai Selenos pozicijai, gyvenimas gali paberti netikėtumų. Kai kam jų nestokos ir darbuose. Penktadienis tiktų naujų galimybių paieškoms, palankus darbiniams susitikimams. Saulei perėjus į Jaučio ženklą, šeštadienis tiktų buitinių reikalų sprendimui, kai kam ir naujos gyvenamos vietos paieškoms. Sekmadienį atraskite save kūryboje. Ši diena šauni mėgstamam hobiui, su augintiniu pasivaikščiojimams gamtoje. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Žėragio ženklu. Kontrastų kupina savaitė. Jau jos pradžioje Mėnuliui viešint jums opoziciniame Vėžio ženkle galimi emocijų bangavimai, nuotaikų kaita. Norėsis reiškiniams ir situacijoms atrasti loginį paaiškinimą, suprasti jų priežastis. Savaitės vidurys tiktų organizaciniams darbams. O ketvirtadienį Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle palankus laikas karjeros pokyčiams. Būkite atviri naujiems įdomiems pasiūlymams, kolegų patarimams. Tinkamas metas dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. Penktadienis konkretiems materialiems darbams, tiktų buities tvarkymui, remontui ir statyboms. Saulei įžengus į Jaučio ženklą, norėsis tvirčiau pajusti po kojomis materialų pagrindą. Laikas tinkamas sodo daržo darbams. Sekmadienį būkite atviri nuotaikingiems draugų pasiūlymams. Skirkite laiko aktyviam poilsiui gamtoje. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kai širdis trokš permainų ir pokyčių. Saulei, Venerai ir retrogradiniam Merkurijui keliaujant Avino ženklu būsite nusiteikę ryžtingai. Norėsis iš esmės keisti jūs netenkinančias situacijas, kai kada paieškoti nestandartinių sprendimų. Jau savaitės pradžioje Mėnuliui judant Vėžio ženklu patartina įsiklausyti ir artimųjų patarimus. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint jums opoziciniame Liūto ženkle jausmai gali sakyti vieną, o logika kitą. Svarbu bus rasti vidinį balansą. Ketvirtadienį esant artimai Urano ir Jupiterio pozicijai, ieškantys darbų, būkite atviri netikėtiems pasiūlymams. Galbūt tarp jų bus tai, kas jums tiktų. Penktadienį palankus dalykiniai susitikimai, darbo pokalbiai ir dėrybos. Saulei perėjus į Jaučio ženklą šeštadienį kai kam norėsis atnaujinti buitinę techniką, pertvarkyti namų interjerą. Sekmadienis tiktų norintiems pakeisti aplinką, pabuvoti ten, kur dar nebuvote. Džiugios jums šios savaitės. Gimusiems po Žuvų ženklu. Savaitė kaip ypač svarbus bus nežodžiai darbai. Venerai ir retrogradiniam Merkurijui judant Avino ženklu turėsite progos parodyti, ką išties sugebate. Ir tam palanki Mėnuliui keliaujant Vėžio ženklu jums jau šios savaitės pradžia,
kai jūsų intuicija gali pašnabždėti jums pačius geriausius sprendimus. Savaitės viduryje daugiau dėmesio skirkite mažiesiems šeimos nariams. Pasirūpinkite jų turiningų ir kūrybingų laisvalaikių. Ketvirtadienį balandžio 18 Uranui susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle, tinkamas laikas suplanuotiems darbo pokyčiams. Ši diena tiktų perėjimui į naują darbą, naujų finansinių galimybių paieškoms. Penktadienį svarbu nepaskubėti, tiek vertinant situacijas, tiek ir priimant naujus sprendimus. Mėnuliui judant jums opozicinių mergelio ženklų, nesutelkite viso savo dėmesio vien smulkmenoms. Stenkitės pamatyti pilną situacijų paveikslą. Saulei perėjus į Jaučio ženklą, šeštadienis šaunus įvairioms fizinėms veikloms, o sekmadienis tiktų kultūriniams renginiams, svečių priėmimai namuose. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę.